Aš esu Alfonsas Čepauskas, dailininkas, gyvenu Vilniuje. Na tai maždaug tokia mano trumpa biografija. Jaunystėje mėgau motociklais važinėti, o dabar, žinoma, jau šiek tiek sumažėjo šios kelionės. Na, motociklas tai buvo mano mėgiamiausia transporto priemonė. Motociklas tai yra toksai daiktas, kuris teikia be galo daug malonumų. Pirmiausia, tai nuvažiuoji iš vienos vietos į kitą, kada tik nori ir kur nori. Kitas dalykas, važiuodamas motociklu, bendrauji su gamta, jauti visą gamtos malonumą, jauti kvapus, vėją. Iki šiol su tam tikra, sakyčiau, jausmu žiūriu į motociklistus, kai pravažiuoja pro šalį, puikiai ekipiruoti, greiti, gražūs jauni vyrai. Žinoma, mes nebuvom tokie taip puikiai ekipiruoti, patys viską gaminom, visas priemonės, kuprines, bagažines ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau tai netrukdė mums smagiai, įdomiai ir toli pakeliauti. Na, keliauti pradėjau aš, atrodo, kad 1963 metais su dviem draugais išvykome į Užkarpatę. Tai buvo pirmoji kelionė. Be abejo, neturėjome mes tuo metu patirties, neturėjom gerų rūbų, neturėjom avalynės, tad gerokai privargome, užpuolė lietus ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau tai nenubaidė mūsų. Ir 25 metus kiekvienas atostogas sėsdavome ant motociklų ir su draugais leisdavome į tolimas svajonių kelius. Ypač mane traukė Vidurinė Azija. Be abejo, ir Kaukazas buvo įdomus. Keletą kartų teko buvoti Kaukaze. Na, o Vidurinė Azija tai tokia buvo savotiška, atrasta, neįprasta mums kultūros, architektūros, gamtos šalis. Ir joje aš keliavau bent keletą kartų. Kadangi Vidurinėje Azijoje kelių nėra daug, yra pagrindiniai keliai ir tuose keliuose aš keliaudamas beveik žinojau visas gyvenvietės. Na, iš tokių sudėtingų ir įdomių kelionių galėčiau paminėti vieną kelionę, kada mes išvažiavome iš Vilniaus maždaug balandžio pabaigoje, dar buvo vėsoka ir per Maskvą patraukėme link Kazachstano. Per Kazachstaną pervažiavę pasukome link Uzbekijos ir iš ten patraukėme per Ustiurtą. Tai Ustiurtas tai didžiulė plokštikalnė tarp Kazachijos, Uzbekijos ir Turkmėnijos, kurioje, galima sakyti, nėra gyvenviečių, tik vienur kitur pasitaikydavo piemenys. Tai buvo viena iš įdomiausių kelionių. Kada išvažiuoji į stepę ir tu atsiduri vienas su stepe, su dangumi ir su pilka žeme. Tai yra, sakyčiau, toksai savotiškas jausmas, lyg tai esi mažas ir silpnas, tačiau tuo pačiu jautiesi ir didelis ir galingas, ir tas mažas motocikliukas tave veža ir veža ir veža. Ta kelionė mes keliavome trise. Buvo jame 2 moterys ir 4 vyrai. Kadangi tais laikais kategorinėms kelionėms reikėjo, kad būtų ne mažiau kaip 3 motociklai ir 6 asmenys. Vandens nėra, gyvenviečių nėra,
kelių Ustiurte 101. Pasirink, kurį nori ir važiuok. Jokių nuorodų, jokių orientyrų nėra. Tai važiuoji, kaip sakant, žiūrėdamas į kompasą, tačiau kompasas kelio nerodo, jisai rodo kryptį tik tais, o keliai šakojasi į vairias pusės. Ką reiškia stepėje kelias? Pravažiavo 3-4 kartus automobilis ir toj vietoj kelias, žolė nežalia bent keletą metų. Taigi, važiavome to Ustiurtų 800 km nuo Tašauzo iki Krasnovodsko važiavome 3 dienas. Žinoma, jeigu taip pagalvoti, ką reiškia motociklu važiuoti 800 km. Juk 800 km nuvažiuojama per dieną, tačiau žinoma, tai yra asfaltais. Iš viso aš labai mėgau ir ieškojau tokių vietų, kur būtų ne vien tik asfaltai, kad būtų kažkoks tai atradimo elementas. Tai buvo mano toksai pasiryžimas. Ir be abejo, man pavyko, kad aš suradau ir tokių draugų, kurie taip pat siekė to paties tikslo. Nes yra pasitaikę važiuoti su vienu kitu keliautoju, kuris kažkiek patyręs sunkumų, sako, kokio velnio čia dabar mes blaškomės. Sukime atgal, važiuojame į Palangą ir galėsime savo gražiai pajūryje sėdėti ir degintis. Mane tai netraukė. Mane traukė tokios vietos, kur nėra nieko, kur yra atradimas. Buvo Tenšenėje tokia vieta, kur mes važiavome, kur mes užvažiavome tokį kaimelį kalnuose, kurie nebuvo motociklo matę. Jie į mus žiūrėjo kaip ateivius iš kito krašto, kaip iš kitos šalies, kaip iš kosmoso. Tai buvo labai įdomu pamatyti ir tokius žmonės, ir tą kaimelį, ir parodyti save. Nu, labai svarbus yra elementas, kaip aš minėjau, kad būti vieningo požiūrio. Visiems reiškia siekti to paties tikslo. Yra tokių buvę, prie Sikulio buvom nuvažiavę, važiavom, labai didelė buvo įdomi kelionė, viena iš įdomesnių kelionių, kada važiavom iš Celinogrado, dabar yra tapęs Celinogradas Kazakijos sostinė, vadinasi Astana. Ten mes nusintėm motociklus ir išvažiavom per Kazakijos stepes, kurios yra labai įdomios, palei Balkašo ežerą ir paskui pro Įsikulį ir per Tenšenio kalnus pasiekėme Taškentą. Taigi prie Įsikulio atvažiavome. Nu ką, po tokios sudėtingos kelionės, žinot, buvo nepaprastai malonu. Malonus ežeras, gražus, šiltas oras, šiltas vanduo, aplinkui puikūs vaizdai, kalnai, pakalnės uolos raudonos ir taip toliau ir taip toliau. Nuėjome į valgyklą, vakaras buvo, nuėjome į valgyklą, jau valgykla nebeveikia. Prie mūsų priėjo mergina, sako, nieko neturim, bet tai jums ten kažką šalto galim duoti. Gerai, šalto kažką ten mes užkrimtom. Tas vienas mūsų toks buvo gana simpatiškas vyriokas, jis tą dar merginą kažką ten pašnekino ir išėjom. Jisai sako, jinai ateis pas mus. Nu, taip ir buvo, žinoma, atėjo jinai pas jūs, jie ten praleido naktelę palapiniai, manau, kad poterių nekalbėjo. Va, ir rytą išvažiavom toliau, nu ne rytą, dieną. Nu, bičiuliai, nu, būtų dar gerai pasilikti, žinoma, čia viskas gerai. Sakau, vyrai, negalima važiuojam. Kelionė buvo be galo įdomi kelionė, sunki kelionė buvo. Privažiavom tokį Jurumbašo kalną. Nu, kalnas kaip stogas. Nu, vaikščiojam, žiūrim, kaip jį važiuoti į jį. Ten reiškia kažkokios tai vėžės yra, traktorius ar kas ten yra važiavęs, vienu žodžiu, bet viskas išrausta, išversta. Nežinau, vaikščiojam, žiūrim, radom lygtai tokią trupučiuką lygesnę vietą. Nu kągi, reikia bandyti, važiuoti. Nu, kalnas nepasakysiu, kad taip labai aukštas, gal kokie 300 metrų. Reiškia, kadangi tas įvažiavimas. Vienas mūsų bando, jo 2 cilindrų javą, užvedė, užgazavo ir puolė tą kalną.
Važiuoja, kyla, greitis mažėja ir iki pusės kalno davažiavo ir užgeso. Guldo motociklą ant šono, kad nenuslinkstų ir grįžta atgal. Nu ką daryti, įvažiuoti tai reikia, vaikštome, dar galvojame. Galvoju, reikia man bandyti. Mano buvo viena cilindrė java, bet nenusileisdavo šitoms didesniems javoms. Atsitraukiau į patį kraštą, ten buvo tokia aikštelė į patį kraštą ir įsibėgėjau pirmų bėgių, motociklas kaukia, variklis siaubingai. Ir pradeda kilti, kylu, jau vis mažėja greitis, mažėja, liko koks 10 metrų iki viršūnės. Ir jau jaučiu, kad tuoj užges. Tik kažkaip biskutį atleidau sankabą, Uotrigis dar apsisuko ir staiga aš užvažiavau į viršų. Tai buvo pergalė. Kažkaip užvažiavau, tai taip pasidarė net silpna iš to džiaugsmo. Užvažiavo ir kiti. Taigi, tai tokie sunkumų buvo įdomių. Jau grįžęs iš atsivežtos medžiagos esu sukūręs apie per 30 darbų ciklą tapybos kelionėse ir oazėse. Na ir pastaruoju metu, pastaraisiais metais dingtelėjo mintis panaudoti fotomedžiagą. Tai yra skaidrės. Tais laikais, žinoma, buvo spalvotų tokių aparatų, spalvotų nuotraukų, beveik nedarydavo, tik profesionalai galbūt. Tai buvo skaidrės. Buvo labai patogus dalykas, skaidrė spalvota, ją paskui galima su specialia aparatu pasižiūrėti. Taigi tų skaidrių aš turiu fotografavęs šimtus. Bet žinoma, jos irgi neamžinos, jos keičiasi, sensta, blunka kai kurios, tai priklausė irgi nuo medžiagos. Taigi dingtelėjo mintis panaudoti jas. Ir prieš porą metų aš sukūriau fotokoliažų ciklą Kelionė miražai. Šitas fotokoliažas su pasiekimu buvo parodytas keliose organizacijose ir tik neseniai iš Raseinių grįžo į Vilnių. Energetikos muziejui čia buvo labai taip įdomu man pačiam, kadangi dar aš turėjau tą savo kelioninį motociklą ir aš atvažiavau į muziejų to motociklu ir tą motociklą palikau muziejuje, jis ir šiandieną tebestovi. Tai buvo paskutinis mano pasivažinėjimas po 20 metų motociklu. Pirmiausia, palinkėčiau, kad kelionės nebūtų vien dėl kelionės, kad tai nebūtų vien tik tais greičio vaikymasis, kad kelionėse pamatytų, sužinotų, atsivežtų medžiagos, kad kelionėse praturtėtų dvasiškai, sustiprėtų fiziškai. Grįžtu kartais į tas dienas ir kažkaip tai užmiršti, kad jau tu esi brandaus amžiaus. Sudie, mano mielas geležinis draugas. Sudie.